Gerai. Tai pėdas klubų platumu mes ir pradėsim šiandieną nuo pėdų. Tai abi dvi pėdas verčiam į vieną pusę ir tada į kitą pusę. Į vieną ir į kitą. Galit lenkti kelius, keliai padės jums judinti pėdas. Į vieną, į kitą. Nežinau kaip jums, bet man tai labiausiai jaučiasi pėdos ir blauzdos. Po visko, pėdos ir blauzdos. Dėl to, kad tu bėgai taktų paimti greitai. Ne, dar iki nuo kopimų visų tų blauzdos skauda. Gerai. Dar šiek tiek, pamėginkit pilnai paversti vieną šoną į kitą. Į vieną, į kitą. Ir grįžtam į centrą, čia pasistiebiam, tada keliaujam ant kulnų, pakeliam priekinę pėdos dalį ir vėl pasistiebiam. Kulnai. Pasistiebiam. Kulnai. Ant kulnų, kai stojatės, užpakalį stumkit atgal. Bus lengviau išlaikyti balansą. Na ir gerai, dabar viską sujungsim, pasistiebiam, leidžiamės į šoną, kulnai į kitą šoną ir vėl pasistiebiam. Ir vėl į šoną, kulnai į kitą šoną pasistiebiam. Ir sukam didžiulius tokius ratus. Į kitą pusę. Gerai, ir sugrįžtam į centrą ir spaudžiam nykščius, atkeliam visus kitus pirštus, spaudžiam kitus pirštus ir atkeliam nykščius. Labai gerai ir sugniaužiam kumščius su pirštais, atpalaiduojam, sugniaužiam, atpalaiduojam. Galit sugniaužti ir praskiest netgi, sugniaužti ir praskiest. Paskutinį kartą sugniaužiam, praskiečiam ir nusipurtom vieną, kitą, vieną, kitą. Keliausim taip į kilimėlio priekį, į priekį, į priekį. Ir kairė koja bus priekį, dešinę koją dedam tip-topų atgal už kairės. Randam savo balansą, pasižiūrim į priekį ir pamėginam užsimerkti. Įsivaizduojam, kad stovim ant nematomo lyno ir balansuojam, galbūt reikės rankų, kad jos padėtų jums išbalansuoti. Jeigu nepavyksta visą laiką išbūti užsimerkus, atsimerkiam, susirandam nejudantį tašką, susikoncentruojam ir tada vėl užsimerkiam, pabūnam. Kai vėl jaučiu, kad neberandu balanso, vėl atsimerkiu, pasižiūriu ir vėl užsimerkiu.
Šiek tiek pasunkinsim, galit trumpam atsimerkti. Kairė ranka keliauja sulenkta, dešinė ranka apsivys mano kairę ranką. Galbūt sukabinsiu, o galbūt nesukabinsiu ir rankos liks čia, nesvarbu. Darykit taip, kaip jums išeina, iškart pajauskit tempimą pečiuose. Jeigu išeina alkūnę, švelniai pakeliu aukštyn. Ir vėl žiūriu į vieną tašką ir užsimerkiu, randu balansą. Giliai kvėpuoju. Galit likti užsimerkusios, jeigu norit iššūkio, arba atsimerkti. Ir mes lėtai išlaikant rankas tupiam žemyn. Žemyn, žemyn, kojų padėties nekeičiant, tiesiog atsitupiam žemyn. Labai gerai. Laikom, kvėpuojam. Jeigu norit pamėginti, galite čia užsimerkti. Kojų padėties nekeičiam. Arba žiūriu į nejudantį tašką. Ir vėl kylam aukštyn, 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 atgal į pirminę padėtį. Ir pajudėsim, čia galbūt likit atsimerkusios, mes tupsimės žemyn, iškvepiam, įkvepiam, kylam į viršų. Iškvepiam, tupiam žemyn, įkvepiam, kylam į viršų. Iškvepiam, tupiam žemyn, įkvepiam į viršų. Dar 2, žemyn, į viršų. Ir žemyn, į viršų. Sugrįžom, pernešam svorį ant kairės, dešinė koja laisva ir užkryžiuojam ją tolyn tiek, kiek išeina už savęs ir į šoną, į kairį šoną. Užkryžiuojam, bet nepadedam. Jeigu labai sunku, galiu padėti pirštus. Kaip čia gavosi? Dešinė koja užsikryžiuoja, mes stovim ant kairės. Stovim ant kairės, dešinė užsikryžiuoja. Gerai, lėtai viską paleidžiam ir sugrįžtam. Ir mūsų kairė koja keliauja už dešinės. Ir vėl randam savo lyną. Žiūrim į vieną nejudantį tašką. Jeigu patogu, galim užsimerkti. Smegenys jau kaip ir žino, kas laukia. Gali rankos jums padėti išbalansuoti, jeigu reikia. Ir laikau savo padėtį. Gerai, atsimerksim, kas buvot užsimerkusios. Dešinė ranka sulenkta ir kairė ranka apsivėja dešinę. Arba sukabinsiu, arba nesukabinsiu, nesvarbu. Laikom alkūnės, galim pakelti šiek tiek aukščiau, pajausti daugiau tempimo. Ir vėl galbūt aš užsimerksiu, būsiu čia. Galbūt man reikės matyti. Jeigu noriu, lieku užsimerkus ir po truputėlį tupiam žemyn, žemyn, žemyn. Ir tupimoje padėtyje pabūkim akimirką, nekeičiam pėdų padėties. Vėl čia galiu užsimerkti arba atsimerkti, žiūrėti, ko man norisi. Ką mano kūnas šiandien gali padaryti. Ir labai lėtai kylam į viršų. Ir toliau darom atsimerkus, tupiam žemyn. Ir kylam į viršų, įkvepiam. Iškvepiam, tupiam žemyn. Įkvepiam į viršų.
Iškvepiam žemyn. Įkvepiam į viršų. Dar 2 iškvepiam žemyn. Įkvepiam į viršų. Dar 1. Iškvepiam žemyn. Įkvepiam į viršų. Ir kairė koja pasileidžia, stovim ant dešinės ir užkryžiuojam kuo labiau už nugaros, norint nebent paliesti žemę, bet nepadėti svorio. Laikom, kvėpuojam. Įkvepiam ir iškvepiam, viską paleidžiam ir sugrįžtam į centrą. Grįžkite į kalno padėtį, pėdos patogiu pločiu, užsimerkiu, jaučiu tvirtai savo pėdas įaugusias į žemę, įsišaknyjusias, tuo pačiu augu iš viršugalvio aukštyn, krūtinkaulis į priekį ir giliai kvėpuojam. Įkvėpkim per šonus, rankos kyla į viršų, išsitempiam aukštyn, pasistiebiam, iškvėpiam, leidžiam kulnus žemyn ir lenkiamės tiesia nugara, tiek, kiek išlaikau nugarą tiesią ir aktyvę. Ir vėl įkvėpiam, kylam, stiebiamės, siekiam dangaus, iškvėpiam, lėtai leidžiamės. Tiesi nugara, aktyvi, stipri nugara, įkvepiam, kylam. Stiebiamės, siekiam dangaus, iškvepiam, kulnai nusileidžia, tiesi, stipri nugara, įkvepiam, kylam. Iškvepiam, leidžiamės. Dar vieną kartą įkvepiam, kylam. Ir iškvepiam, nusileidžiam, rankas dėsim ten, kur patogu, nugara vis dar visiškai tiesi, kol kas mes neapvalinam jos ir nesilenkiam žemyn, kaip tik labiau augam iš viršugalvio į priekį, uodegikauliu atgal. Tarpumentį plečiam į skirtingas puses ir giliai, giliai kvėpuojam. Sukurkit erdvę savo nugaroj, ne visą laiką viskas yra apie ypatingai didelį tempimą, bet paieškokit erdvės. Pajauskit, kaip tas augimas iš viršugalvio mums padidina tarpus tarp slankstelių. Atsiranda daugiau erdvės nugaroj, daugiau patogumo, daugiau laisvės. Dar porą gilių kvėpavimų čia. Ir galbūt pajausit, kad jums čia reikia kaladėlių, o galbūt jų ir nereikės. Žiūrėkim, kaip bus jums. Dešinę koją mes užkryžiuojam už kairės. Ne už nugaros, bet tiesiog užkryžiuojam, kad svoris būtų daugmaž vienodai ant abiejų kojų. Ir čia galbūt reikės kaladėlės, galbūt nereikės kaladėlės. Žiūrėsit, gali ranka būti ir ant žemės, bet bus gana intensyvu. Kaladėlę irgi ieškot tinkamo aukščio, vidutinis arba aukščiausias dėsim po dešinę ranką. Ir su įkvėpimu kairę ranką atveriam aukštyn. Ir giliai kvėpuojam. Va, labai gerai. Kairė ranka aukštyn, jeigu su kairė ranka sunku būti ištiesus aukštyn, lenkit už nugaros. Ir tada su pečiu aš lygiai taip pat siekiu lubų. Ir giliai kvėpuoju. Įkvepiam
Ir su iškvėpimu lėtai nuleidžiam ranką žemyn. Galbūt pasiremkim į abidvi kaladėlės, kojas paliekam taip, kaip yra ir pamėginam atsitūpti. Nepatogu, viskas gerai. Kairė koja prieki, dešinė gale. Su kryžiavimu randu tą padėtį. Čia ilgai nebūsim. Giliai kvėpuojam, dar 3, 2, ir 1. Įkvepiam, pakylam ir grįžtam į pradinę padėtį. Ir dabar užkryžiuosim savo kairę koją už dešinės. Gerai. Ir svoris ant kairės rankos, tai yra kairė ranka ant kaladėlės. Įkvepiam, dešinė ranka kyla į viršų. Ir galbūt čia nemalonu laikyti tą ranką, tada lenkiu už nugaros ir su pečiu siekiu lubų lygiai taip pat. Giliai kvėpuojam. Ir įkvepiam, su iškvėpimu lėtai nuleidžiam ir tupiam žemyn. Pasiremiam į abidvi kaladėlės, atsitupiam žemyn, augam iš viršugalvio, kvėpuojam. Čia dar 3, 2. Ir 1. Įkvepiam, kylam, iškryžiuojam savo kojas, dedam kaladėlės vidutinėme aukštyje ir dėsim dešinę ir kairę kojas atgal pereinam į lentą nuo kaladėlių. Visas kūnas stiprus, augu viršugalviu į priekį, stumiu kulnus nuo savęs. Žinau, kad man nereikia pabrukti užpakalio po savim. Pats užpakalis mano gali būti atpalaiduotas, bet stebiu, ką veikia bamba. Mano bamba keliauja link šonkaulių. Ir jaučiu tada, kad mano visas juosmuo yra stiprus. Ir čia būsim dar 4, 3, 2. Ir 1. Leidžiam kelius, kilimėlio platumu, pėdas kartu, sėdmenis ant kulnų. Jeigu išeina, palikit delnus ant kaladėlių ir kaktą ant žemės. Jeigu sakot, ne, man pečiams yra per daug, per intensyvu, tai gerai, tada dedu delnus ant žemės ir darau įprastai. Rankos ant žemės pas visas ir lėtai rankų pagalba pakylam, pakylam, pakylam. Grįžtam, tiksliau keliaujam ant 4, riešai po pečiais, keliai po klubo kaulais. Ir čia mūsų dešinė koja šiek tiek atkils, mes su įkvėpimu išsiriečiam, taip kaip darytumėm katę karvę ir su pėda siekiam viršugalvio. Su iškvėpimu susigūžiam kelis ir kakta. Ir tęsiam, taip įkvepiam aukštyn, iškvepiam kelis ir kakta. Visiškai savo ritmu judėkit.
Ir kitą kartą pakeliam žemyn, kai pritrauksim prie savo kaktos, savo dešinę koją užkryžiuosim virš kairės, pėdas atveriam į šalis ir čia įkvepiam, iškvepiam, užpakalis keliauja atgal. Įkvepiam, sugrįžtam, iškvepiam atgal. Galiu leisti tiek atgal, tiek žemyn, kiek man jaučiasi gerai, kiek aš noriu ištempti savo sėdmenis, kiek aš noriu išsijudinti čia. Galbūt norėsis užlaikyti kažkurioje padėtyje, pabūti akimirką ir tada judėti tolyn. Ir grįšim čia mes vėl į centrą. Vėl mūsų kairė pėda grįžta atgal, dešinę vėl pritraukiu prie krūtinės ir keliauja koja atgal, sulenkta. Ir mes ją ištiesim. Ir tiek, kiek jinai išsitiesia, tiek, kiek jinai yra pakilusi, tiek, mums nereikia specialiai išsirietinėti, tiesiog stiprus labai sėdmuo dešinys, to ir noriu, kad jaustumėt. Ir dabar užriesim kairės kojos pirštus ir labai lėtai keliausim į žemyn žiūrintį šunį su pakelta koja. Labai gerai, keliam koją aukštyn, giliai kvėpuojam. Ir lėtai nuleidžiam žemyn, pasimindžikuojam savo kulnais, pasukiojam klubus. Ir išsivaikštom, išsijudinam taip, kaip norisi. Ir leidžiame žemyn ant kelių. Čia riešai po pečiais ir pakelsim savo riešus nuo žemės ir vėl nuleisim. Pakelsim nuo žemės iki pirštų galų, nuleisim. Gerai, dabar visi pirštai priklijuoti, tik taip pat į riešą. Atkeliu, nuleidžiu. Atkeliu, nuleidžiu. Sugniaužiam kumščius ir juos dedam taip, tarsi laikytumėm turniką, ar ne, iš abiejų pusių. Va, labai gerai. Dabar paritinėsim į save, nuo savęs. Į save, nuo savęs. Labai gerai, sugrįžtam atgal riešai po pečiais. Ir kairė mūsų koja sulenkta kyla į dangų. Išsiriečiu ir su pėda siekiu viršugalvio. Čia bus mano įkvėpimas. Su iškvėpimu kelis ir kakta susitinka nugara apvali. Ir vėl įkvepiam, išsiriečiam, išsiriečiam. Iškvepiam kelis ir kakta, nugara apvali. Tęsiam savo ritmu.
Paskutinį kartą kelį pritraukiam ir užkryžiuojam. Kairę koją virš dešinės, pėdas atveriam į šalis ir iškvepiam. Užpakalis atgal, įkvepiam, sugrįžtam. Iškvepiam atgal, įkvepiam, sugrįžtam. Jeigu norisi, galite ir užlaikyti. Jeigu laikėt prieš tai pusiai akimirkai, tai užlaikykit ir čia akimirką. Gerai, sugrįžtam, dešinė koja žiūri atgal. Kairį kelį vėl pritraukiam prie krūtinės. Sulenkiam koją ir pakeliam aukštai ir ištiesinam. Čia nebūtina man išsiriesti. Svarbiausia, kad jausčiau savo kairį sėdmenį. Labai labai stiprų. Pasiruošiam, užriečiam dešinės kojos pirštus ir iš čia kylam žemyn, žiūrint iš šuo su pakelta kairė koja. Laikom giliai, kvėpuojam, koja kyla aukštai, aukštai į dangų. Įkvepiam ir iškvepiam, nuleidžiam žemyn, prasimindžikuojam savo kojom, pasukiojam klubus, išsivaikštom. Ir čia įkvepiam, pasižiūrim į priekį tarp delnų, su iškvepimu dėsim savo dešinę pėdą tarp delnų ir sukamės į kilimėlio šoną. Kojos plačiai, randu savo patogią padėtį, pėdas vos pasuku vieną į kitą, viršugalviu augu aukštyn į priekį, uodegikaulio atgal. Ir čia kol kas mano nugara visiškai tiesi, visiškai stipri. Jeigu man trūksta tiesios stiprios nugaros, aš visą laiką galiu panaudoti kaladėlę, pasidėti kaladėlę po delnais. Vieną platesnį žingsnį dedam. Va. Labai gerai. Ir iš čia tiesi stipri nugara mes dėsim vieną ir kitą ranką savo ant kryžkaulio. Galim jie sukabinti, galim tiesiog pasidėti, mano krūtinkaulis žiūri į priekį. Aš noriu, kad mano krūtinė atsivertų, bet smakras gali būti patogioj jūsų kaklo padėty. Ir giliai kvėpuojam, savo užpakalį riečiam dar labiau į viršų. Kojos stiprios. Asta, pamažink žingsnį tarp kojų, pamažink. Pėdų išorinė briauna turėtų spaustis į žemę. Kulnas į mane, tik kulnas, va. Ir dabar šitos padėties su dešinė ranka tarsi skinčiau obuolį priekį savęs ir pritraukiu grįžtą ranką atgal. Kairė ranka siekiu obuolio į priekį ir grįžtu atgal. Ir dešinė ranka siekia obuolio, nusiskina ir deda atgal. Kairė ranka siekia obuolio, nusiskina ir dedam atgal. Dar kelis obuolius. Paskutinį kartą kairė ranka,
Pasiekę obuolio sugrįžtam atgal, paleisim rankas ant žemės ar ant kaladėlės ir čia lenkiam dešinę savo koją, o kairė lieka ištiesta. Kairė ištiesta ir kulnas stumiam nuo savęs, kojų pirštai žiūri į lubas. Vėl mano krūtinė atverta, nesusiapvalinu, jeigu reikia naudoju kaladėlę šitam reikalui. Dėkit kaladėlę savo tarp kojų patogiai, kad būtų patogi atrama, jeigu ją naudojat. Ir kvėpuojam. Kol kas ištempinėjam savo kairę koją. Pirštai žiūri į lubas. Pamėginkim pasukti pirštus į lubas. Va. Jeigu naudojat kaladėlę, remsitės į kaladėlę. Jeigu nenaudojat, tai remsitės į žemę. Ir labai lėtai sukeisim kojas. Lenksim kairę, dešinė koja bus ištiesta, stumiam kulną nuo savęs, pirštai žiūri į lubas, pasukam, va, labai gerai. Krūtinkaulis atvertas ir giliai kvėpuoja. Ištempinėjam dešinę savo koją. Gerai, ir iš čia judėsim nuo vienos kojos prie kitos, visiškai judėkim savo ritmu, bet kol kas pamėginkim kuo žemiau žemės, kuo žemiau daryti šitą judesį. Prie vienos pusės ir prie kitos pusės, kuo žemiau. Aš taip pat galiu daryti sunkiai, tai yra be rankų pagalbos, į vieną pusę, į kitą pusę. Dabar po truputėlį kilsim, darom kažkur vidutiniam aukštyje, į vieną pusę, į kitą pusę, dar žemiau liana užpakalis, dar žemiau, va, labai gerai, ir į vieną pusę, ir į kitą pusę. Gerai, šiek tiek pakylam, kojos jau tiesesnės į vieną pusę, į kitą pusę. Ir visai išsitiesinam, pakylam tiesia nugara, vieną koją sulenkiam, kitą koją. Čia visai patogu jau. Grįžkim centras, truputėlį susiaurinam kojas, kad būtų patogu judėti nuo vienos kojos prie kitos. Ką padarysim, vėl duosim šiek tiek informacijos smegenim. Dar iš kitokios pusės mes giliai kvėpsim. Sulaikysim kvėpavimą ir kai sulaikysim kvėpavimą, pradėsim judėti nuo vienos kojos prie kitos ir kuo greičiau. Kuo greičiau ir judu tol, kol galiu sulaikyti kvėpavimą, kai jau viskas jausiu nebegaliu, sustoju ir tada pradedu giliai kvėpuoti, užsimerkiu, raminu savo kvėpavimą, savo širdies ritmą ir taip toliau. Gerai, pasiruoškim dabar. Tiesiog giliai įkvepiam ir viską iškvepiam. Dar kartą giliai įkvepiam ir viską iškvepiam. Ir įkvepiam, sulaikom ir pradedam judėti. Ir kai jausit, kad viskas nebegaliu, sustoju centre, pradedu kvėpuoti ir nuraminu kvėpavimą. Įkvepiu galbūt per 2, iškvepiu per 4. Arba įkvepiu per 3, iškvepiu per 6. Randu savo kvėpavimo ritmą. Ir nuraminu kvėpavimą. Gerai, savo pėdas pasuksim kem 5 laipsnių kampu į šalis ir rankos atpalaiduotos, sėdam žemyn, žemyn,
žemyn, randam savo tokią deivės patogią padėtį, jeigu reikia praplatinu žingsnį, jeigu reikia susiaurinu, užpakalis atgal, giliai kvėpuojam, krūtinkaulis į priekį ir paspirokliuokim čia. Paspirokliuokim su visiškai atpalaiduotom rankom ir stebėkit, kas vyksta su jūsų kūnu, ar tai yra tik tai kojos, ar pavyksta jum įtraukti sėdmenis, kad ne vien kojos atliktų šitą veiksmą, bet įsidarbintų ir galinė kojų dalis. Užpakalis, jeigu nepavyksta, tai specialiai spaudžiam užpakalį. Specialiai mes jį įtempiam, kad nuimtumėm apkromą nuo vien tik tai priekinės šlaunų dalies. Tai yra keturgalvio. Ir paspirokliuojam, 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 užpakalis stiprus, užpakalis atgal. Labai gerai, kojas lieka sulenktos, dedu delnus ant kelių. Ir čia pastumsiu kairį petį į priekį ir dešinę petį į priekį. Toks nedidelis stuburo susukimas, tarsi ištraukčiau savo stuburą iš savo kryžkaulio. Paskutinį kartą kairys petis, tada patiesinam kojas, pastumėm kulnus nuo savęs ir pasilenkiam šį kartą jau žemyn tiek, kiek norisi, bet vėl nugara yra tiesi, čia pasilenkimas vyksta ne iš nugaros, o iš klubų, iš dubens. Tai tiek, kiek aš riečiu dubenį, tiek aš ir lenkiuosi žemyn, nugaros neapvalinu ir giliai kvepuoju, Liana, dar žingsnį praplatink. Asta, šiek tiek susiaurink žingsnį. Išorinė mūsų briauna pėdos turėtų patogiai pasidėti. Jeigu dar yra man kažkokių nepatogumų, visą laiką galiu naudoti kaladėlę. Galiu pasilenkus pasidėti viršugalvę ant kaladėlės. Randu savo patogią padėtį. Platesnis žingsnis, platinam, ilgos kojos. Gerai. Labai. Sutrumpėjo. Va. Giliai kvėpuojam, nesvarbu, kur būčiau, aš priejau, parodžiau kryptį, kaip jūsų stuburas turėtų temptis į skirtingas pusės. Nesvarbu, kiek aš pasilenkiu, vis tiek ta kryptis turėtų išlikti tokia. Gerai, pasiremsim rankom, pasitiesinam ir čia po truputį kojos siaurėja, 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 siaurėja ir mes atsitupiam. Atsitupus galite atsisukti į kilimėlio priekį, jeigu jums taip patogiau. Ir dabar randu tokią padėtį pėdų, kad galėčiau išguldyti kulnus ant žemės. Tai galbūt kojos bus plačiau. Galbūt mano pėdom reikės vos pasisukti į šonus, kad aš galėčiau pasidėti kulnus ant žemės. Randu tokią padėtį.
Noras vis tiek išlieka, kad pėdos žiūrėtų kuo labiau į priekį. O kaip vyrau plačiau kojas ar siauriau? Kaip tau sunkiau daryk. Kaip sunkiau? Kaip sunkiau daryk. Jeigu tau išsiguldo kulnai, darai kaip sunkiau. Jeigu sunkiau yra siaurai pėdas, tai darai siaurai. Jeigu plačiai, darai plačiai. Daryk kaip tau sunkiau. Kada išsiguldo kulnai, mes ieškom kito sunkumo. Kažkam jo yra nesunku, nes lankščios čiurnos. O kažkam, aš pavyzdžiui, labai stipriai vargstu čia, kad išlaikyti save. Galiu naudoti kilimėlį pagalbai, galiu naudoti kaladėlę pagalbai, kad išlaikyti lengviau, bet dar čia 3, 2, 1 ir dedam užpakalį žemyn, pakeliam kojas ir papurtom jas. Papurtom, papurtom, papurtom. Gerai, nuleidžiam žemyn, pasimkim kaladėlės su savimi ir po truputėlį išsiguldom slankstelis po slankstelio ant žemės. Pasiemam abidvi kaladėlės, pritraukiam abidvi kojas ir dedam kaladėlės savo ant pėdų. Ir čia pamėginsim pajudėti su pėdom. Viena pėda į save, kita pėda nuo savęs. Taip, prisidarytumėm ant žemės, nereikia lenkti kojų, nereikia lenkti. Kojos tiesios ir viena pėda į save, kita nuo savęs. Noriu nepamesti kaladėlių. Labai gerai lenkiam kojas, pagaunam kaladėlės ir paleidžiam pėdas žemyn, kaladėlės dėkim į šoną. Pėdas maždaug klubų plotyje ir pritraukit kulnus arčiau sėdmenų. Ir pačias pėdas vėl vos pasukam vieną į kitą. Nereikia stipriai susukti, kad jau keliai norėtų kristi į vidų, bet tiesiog vos, kad būtų patogi, tvirta atrama. Rankos šalia kūno. Suspaudžiam sėdmenis ir keliam dubenį aukštyn. Aukštyn, aukštyn, aukštyn. Jeigu norisi, suvedu mentis alkūnę šiek tiek arčiau. Delnai gali likti tiesiog ant žemės. Ir čia įkvėpsim, atpalaiduojam savo užpakalį, leidžiam jį žemyn, nepadedam ir su iškvėpimu stipriai suspaudžiam, keliam aukštyn. Ir vėl įkvėpiam, leidžiam, nepadedam, iškvėpiam, suspaudžiam, keliam aukštyn. Ir taip pompuojam savo ritmu. Gerai, dar vieną kartą. Dabar atleidžiam dubenį, dar nepadedam, pasiemam kaladėlę ir dedam savo tarp kelių.
Ir tęsiam tą patį, suspaudžiam dubenį, sėdmenis atpalaiduojam. Suspaudžiam, atpalaiduojam, o kaladėlę visą laiką spaudžiam savo tarp kelių. Asta per siauroj padėti kaladėlę, dedam į platesnę. Visą laiką spaudžiu kaladėlę keliais ir dirbu su užpakaliu. Atpalaiduoju, suspaudžiu. Atpalaiduoju, suspaudžiu. Šaunuolės, dar vieną kartą. Ir lėtai slankstelis po slankstelio išsiguldom. Kaladėlė lieka tarp kelių ir pakeliam kojas 90 laipsnių kampu. Jeigu reikia kaladėlę, tik pasitaisot jos padėtį. Ir čia atverinėjam savo kojas iš kelių į šalis ir sugrįžtam. Atverinėjam ir sugrįžtam. Laikom lianą kaladėlę tarp kelių. Va, ir dabar iš kelių atverinėjom į šalis. Na ir dar vieną kartą. Sugrįžtam, suimam kaladėlę, nuleidžiam kojas žemyn. Pėdos kilimėlio platumu, įkvėpsim su iškvėpimu, nuleidžiam kelius į vieną pusę. Įkvėpiam, sugrįžtam, iškvėpiam, nuleidžiam į kitą pusę. Įkvėpiam, sugrįžtam. Ir tęsiam į vieną. Visiškai atpalaiduojam. Grįžtam ir į kitą visiškai atpalaiduojam, paleidžiam. Ir tik tada grįžtam dar po vieną kartą į dešinę. Ir į kairę. Sugrįžtam. Ir dešinę koją kelsim ant kairės, koją ant kojos. Ir čia pritraukiam, apkabinam savo kelius. Ir pabūkim akimirką čia. Iš čia paleisim kelius ir kojas nusileidžia žemyn. Savo dubenį pakeliam pasiam dešiniau ir leidžiam kelius į kairę. Galvą pasuksim į dešinę ir dešinė ranka ištiesta įstrižai į viršų.
Įkvėpkim, sugrįžtam į centrą. Kairė koja ant dešinės, koja ant kojos ir pirmiausia pritraukiam kelius ir apkabinam juos. Pabūkim akimirką čia. Ir paleidžiam kojas lėtai žemyn, pakeliam dubenį, pasidam kairiau ir leidžiam kelius į dešinę. Galvą pasukom į kairę ir kairė ranka ištiesta įstrižai virš ir atsipalaiduojam. Ir su įkvėpimu sugrįžtam į centrą, apkabinam savo kelius ir pasritinėjam į šonus. Galbūt norėsis pasukti juos ratu į vieną pusę, paskui į kitą pusę. Pasimasažuokit savo nugarą taip, kaip norisi. Ir po truputėlį mes keliausim į šavasaną, galutinį atsipalaidavimą. Kojos plačiai, pėdas krenta į šalis. Rankos šalia kūno, delnais į viršų išguldytos. Ir mintyse kartokim paskui mane, sutelkiant dėmesį į paminėtas kūno vietas ir jas atpalaiduojant. Aš atpalaiduoju savo pėdas, blauzdas, kelius ir šlaunis. Atsipalaiduoja mano sėdmenys. Ir klubai. Aš atpalaiduoju savo pilvą, krūtinę, ir šonus. Atsipalaiduoja mano apatinė nugara.
vidurinė nugara, ir viršutinė mano nugara. Aš atpalaiduoju savo rankų pirštus, delnus, riešus, alkūnes ir žastus. Atsipalaiduoja mano pečiai, kaklas ir galva. Visas mano kūnas yra šiltas, minkštas ir visiškai atpalaiduotas. Lėtai pagilinam savo kvėpavimą, pajudinam savo kojų ir rankų pirštus, sudedam rankas virš galvos ir aktyviai išsitempiam visų savo kūnų, pasiverčiam ant dešinio šono. Čia atsikvėpkim, pabūkim akimirką, neskubėkim. Pasiremkim kairę ranką ir po truputėlį atsisėskim į savo patogią padėtį, akys užmerktos, dėmesys sutelktas. Atsisėdus paaugam iš viršugalvio, pasitiesinam, su įkvėpimu ir su iškvėpimu atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam klubus, visą savo kūną. Pastebėkit, kaip jūsų kūnas jaučiasi dabar, ką jūs jaučiat dabar savo vidumi.
kas pasikeitė jumise. Galbūt niekas nepasikeitė, pastebėkit ir tai. Dedam delnus kartu prie krūtinės. Mintyse padėkokim savo už šiandienos praktiką, už savo skirtą laiką. Padėkokim už savo kūną. Padėkokim savo kūnui. Ir čia, jeigu yra karštis delnuose, jūs iš karto gali dėti delnus ant akių. Jeigu karščio trūksta, patrinam delnas į delną. Ir tada delną dedam savo ant akių ir uždengiam taip, kad atmerkus akis matytumėm tamsą. Paieškom tamsos. Ir tada tik po truputėlį įsileisim šviesą, pamatysim savo delnų vidų. Ir ačiū Jums.